Sveiki, mėly broliai ir seserys. Šiandien norėjau aptarti tokį klausimą, kurį pastebėjau per pastrosius metus, kalbėdamas apie islamą tiek Kembridže, tiek ir Lietuvoje, iškylant žmonėms, kurie domisi religija ir kurie domisi islamu. Tai klausimas yra labai paprastas. Kodėl Dievui neužtenka to, kad mes būtume geri? Kodėl islame reikalaujama iš žmogaus, kad jis melstųsi 5 kartus dienoj? Kodėl yra reikalaujama, kad jis pasninkautų visą Ramadano mėnesį? Ar neužtenka žmogui, ar nėra visa religijos esmė tai, jog žmogus būtų geras žmogus, kad jis nesielgtų neteisingai, nežudytų, nesmurtautų, nevoktų ir nedarytų visų kitų universaliai priimtinų blogų dalykų? Tai atsakymas į šitą klausimą yra labai paprastas ir tuo pačiu gana sudėtingas, nes atsakant paprastai, taip, žmogui užtenka to, kad jis būtų geras. Viskas, ko Dievas nori žmogaus, yra to, kad tas žmogus būtų geras. Klausimas yra, kas apibrėžia gerumą? Kas yra gera ir kas yra bloga. Ir kodėl tas žmogus, kuris nesimeldžia 5 kartus dienoje, kodėl tas žmogus negali būti gerų žmogumi. Jeigu jis iš išorės yra tobulas, jeigu jis duoda labdarą, jis padeda kaimynui, neprašo už tai atlygio, kodėl tas žmogus nesiskaitys gerų žmogumi. Ir atsakymas iš šitą klausimą yra labai aiškiai pateikiamas Korane. Išversiu ekspromtu iš šito Korano vertimo, tai yra Declare Quran, išversta mokslo daktaro Mustafa Khattab. Gana gerai žinomas šiandien ir pripažintas Korano vertimas, kuris pasižymi to, jog yra lengvai suprantamas. Taip, tai yra 90 sūra, 90 Korano skyrius ir pradėsim nuo 4 eilutės. Iš tiesų, tai yra Dievas kalba žmonijai, iš tiesų mes sukūrėme žmoniją pastoviame sunkume, constant struggle. Tai reiškia, Dievas sukūrė žmogų tokiai būsenai, kuomet jam pastoviai bus sunku. Ir ar jis galvojo, ar jie galvojo, jog niekas neturi galios virš jų, niekas negali jų nugalėti, besigirdami, aš turiu nesuskaičiuojamą sumą turto. Ar jie galvoja, kad niekas jų nemato? Ir čia yra atsakymas į daugam iškilantį klausimą, kodėl pasaulyje egzistuoja blogis, jeigu Dievas yra geras. Tai čia yra pasakymai, nes Dievas sukūrė žmogų pastoviame sunkume. Nes šito pasaulio, šito gyvenimo esmė yra būti išbandytams, šito gyvenimo esmė yra testas, dėl to jis buvo sukurtas taip, kad jame būtų sunku, kad jame būtų nelengva. Ir galime prašokti iki 10 eilutės, kurioje yra sakoma, jog mes parodėme jiems 2 kelius. Tai yra gėrio kelią ir blogio kelią. Ir toliau yra sakoma, jeigu tik žmogus būtų bandęs eiti sunkiuoju keliu, arba tiesiog ne to žodžio prasme stačiuoju keliu, tai yra kelias, kuris eina į viršų, kurio lipti nėra lengva, kurio eiti nėra lengva, jame yra sunkumų. Tai reiškia, tas kelias, kuris yra geras, jis yra sunkus kelias. Ir toliau jis yra apibūdintas. Ir kas jums leis žinoti, kas jums duos žinoti, kas šitas sunkus kelias yra. Jis yra išlaisvinti vergą, arba duoti maistą badmečio metu, dalintis maistu badmečio metu. Gimnačiui, kuris yra našlaitis, arba varganam žmogui, kuris yra sunkume. Tai iki čia mes, kaip matome, tai, kas universaliai apibūdins gerą žmogų. Tai tas žmogus, kuris dalinsis savo maistu sunkiu laikotarpiu, kuomet galbūt jam pačiam tų maisto nėra tiek daug, bet jis jo pasidalinsis tam, kuris jo iš vis neturi, tam, kuris yra silpnas, kuris yra našlaitis, kuris neturi kas jį užstos, tam, kuris yra absoliučiame sunkume. Visi galime sutikti, jog tai yra gera. Ir tai yra dalis to sunkaus kelio, to kelio, kuris veda pas Dievą. Dalis to apibrėžimo, kas sudaro gerą žmogų. Bet 17 eilutėje yra parašyta, ir virš viso to tas žmogus turi būti tarp tų, kurie turi tikėjimą, arba jis turi turėti tikėjimą ir skatina, tai yra šitie žmonės yra tie, kurie turi tikėjimą ir skatina vieni kitus kantrybėje ir skatina vieni kitus maloningume arba gailestingume. Šie yra dešiniosios rankos žmonės. Tai reiškia, tikėjimas, pripažinimas to, jog mes esam sukurti, yra pagrindinė kertinė dalis to, kas padaro žmogų geru. Ir kodėl taip yra? Nes iš principo tas žmogus, kuris pasako, ne, man nereikia tikėti, aš atmetu Dievą, man jo nurodymų nereikia, aš žinau geriau, kas yra gera ir kas yra bloga. Tas žmogus iš principo atsuka nugarą jo kūrėjui, kuris nuo pat pradžių jam davė viską. Tai viskas, ką mes turime, visas mūsų turtas, mūsų sveikata, mūsų kūnas, viskas mums buvo duota mūsų kūrėjo. Ir tas žmogus, kuris pasako, ne, man to nereikia, man nereikia melstis 5 kartus dienoj, tas žmogus iš principo atsuka nugarą tam, kuris visą tai davė. Ir čia galima užduoti klausimą visiems žiūrovams.
Ar jūs parduotumėt savo ranką ar koją už milijoną ar net milijardą eurų? Jeigu jums kas nors pasakytų, jog jums duos milijardą eurų už tai, kad jam atiduosite savo ranką, galbūt abi rankas, galbūt koją, galbūt abi kojas, ar jūs sutiktumėt atiduoti savo kūno dalį už tą pinigų sumą, neįsivaizduojamai didelę pinigų sumą, kurios jums užteks iki gyvenimo pabaigos? Dauguma sveiko proto žmonių atsakytų ne. Tas pats, jeigu jūs būtų paklausta, aš jums duosiu milijardą eurų, bet atimsiu jūsų mylimiausią asmenį jūsų gyvenime. Ar tai būtų jūsų sutuoktinis, ar tai būtų jūsų tėtis, mama, ar artimiausias draugas. Tas žmogus bus atimtas, bet už tai jums bus duota labai didelė pinigų suma. Ar jūs sutiktumėt su tom? Ne, bet koks sveiko proto žmogus, jis pasakys, ne, man šitų pinigų nereikia. Tas žmogus mano gyvenime yra daug svarbesnis už šitą pinigų sumą. Tai tos mūsų kūno dalis, mūsų sveikata ir mūsų aplinkiniai artimieji žmonės, juos visus mums davė Dievas. Ir tas žmogus, kuris pasako, kad man Dievo nereikia, jis parodo savo aroganciją, jis parodo savo užsispyrimą, jis parodo savo nedėkingumą. Ir vieni pirmųjų žodžių Korane, Suratul Fatiha, pirmoji sūroje, pirmajam Korano skyriuje yra visa šlovė ir dėkingumas priklauso Allahui, visa šlovė ir dėkingumas priklauso Dievui. Tai būti dėkingu už visą tai yra dalis to apibrėžimo, kas yra gera. Ir tas žmogus, kuris atmeta Dievo nurodymus, kuris pasako, ne, man nereikia melstis, ką man to reikia, aš žinau geriau, kas yra gerai, kas yra bloga. Tas žmogaus veiksmas prilygsta antausių davimui jo kūrėjui, kuris jiems davė viską. Problema yra tame, kad tas antausis jokių būdų to kūrėjo nepaveiks, bet kai tas kūrėjas duos antausį, tuomet tas žmogus bus tikrai prastoje situacijoje. Dėl to visi šitie dalykai, tos dogmos, tie dalykai, kuriuos žmonės daro Dievo pavedimu, Dievo nurodymu, jie yra tam, kad žmogus išreikštų dėkingumą, nes kai žmogus yra dėkingas kažkam, žmogus myli kažką, jis norės juos sekti, jis norės, kad tas asmo būtų laimingas. Ir nors Dievui mūsų maldų nereikia, Dievui pasninko nereikia, nieko iš mūsų Dievui nereikia, bet tų dalykų reikia mums patiems, kad mes parodytume, jog esame verti būti kartu su Dievu ateinančiam gyvenime. Ir dėl to, susumuojant atsakymą į klausimą, kodėl neužtenka žmogui būti geram, arba ar užtenka žmogui būti geram, atsakymas yra taip, užtenka, bet kertinė dalis to, kas žmogų padaro geru, yra tai, kad tas žmogus paklūsta Dievui, taip išreikšdamas jam dėkingumą ir net gręždamas savo nugaros, taip išreikšdamas savo aroganciją. Ir tai galima palyginti su žmogumi, kuris iš išvaizdos atrodys geras, kuris nemelos, elgsis teisingai, duos labdarą ir visi sakys, koks tas geras žmogus, bet grįžęs namo, jis duos savo tėvams antausį. Jis rodys jiems nepagarbą. Tas žmogus nebus geras. Ir manau, kad dauguma žmonių sutiks su tom, jog toks žmogus jokių būdų nėra geras, nepaisant jo gerų darbų, nes jis savo šeimoje yra blogas. Galbūt jis grįžęs namo muša savo žmoną. Tas žmogus jokių būdų nebus geras, net jei su aplinkiniais jis elgsis pačiu nuostabiausiu būdu. Tas pats yra ir su mūsų kūrėju. Arba netgi labiau tas galioja su mūsų kūrėju. Tas žmogus, kuris yra tobulas, kuris duoda labdarą, kuris paaukoja save vardan kitų žmonių, bet atsuka nugarą savo kūrėjui, nerodo dėkingumo tam, kuris jam davė viską, ką jis paaukojo nuo pat pradžių, tas žmogus jokių būdų nebus geras žmogus Dievo akise. Ačiū Jums ir iki kito karto. Assalamu alaikum.